Sveiki visi užsukę į mano kanalą. Video, kas mano rankinėje, visais laikais tikriausiai buvo vienas mano mėgstamiausių. Todėl pagalvojau, kad neturėti tokio video savo kanale tikriausiai būtų labai didelė nuodėmė. Ir nors turėčiau pripažinti, kad toks video yra gana kontroversiškas, vieniems jis patinka, kiti visiškai nesupranta jo prasmės. Mano nuomonė, moters rankinė yra gana šventas dalykas, todėl dažniausiai tai, ką moteris įsideda į savo rankinę ir ką nešiojasi kasdien, tai bus tikriausiai verta dėmesio ir verta paminėti. Ir todėl šiandieną aš pagalvojau, kad visai norėčiau pasidalinti savo rankinės turiniu, ką aš nešiojuosi, kaip nešiojuosi, kas man patinka, kad būtų visada rankinė ir panašiai. Tai pradėkime nuo mano rankinės. Rankinių aš neturiu daug, aš jas turiu kelias tam tikriems sezonams ir aš rankinę suprantu kaip investiciją, man patinka jų turėti mažiau, bet turėti geros kokybės, tokias, kurios būtų universalios, tiktų prie bet kokių orų ir nenusinešiotų, nenusidažytų, nenusifukuotų ir panašiai. Todėl šiuo metu, šiltuoju pavasario metu, aš nešioju savo Michael Korso, man rodos, Colette modelis. Jis yra tokios, net nežinau, man tai ruda spalva, šiaip jie vadina žemės riešutų spalva. Tai tokia rankinė vidutinio dydžio ir yra be galo patogi, galima nešiotis su rankena ant peties, galima nešiotis rankoje ir, žodžiu, tinka prie beveik bet kokio mano apsirinkimo, tinka ir į kelionę, ir į darbą ir panašiai. Taigi, o pačios rankinės turinys. Šiaip aš esu organizuotas ganėtinai žmogus ir gyvenime dauguma mano dalykų būna suorganizuota, bet kuomet kalba pasisuka apie rankinę, tai aš ne visada būnu labai organizuota, tai gali būti visko. Taigi, pradėkime nuo piniginės. Piniginė mažulytė ir pagaliau po, nežinau, gal 2 metų ieškojimų radau itin mažą, tokią, kuri tilptų visose mano rankinėse, tokią, kuri talpintų pinigus normaliai ir nereikėtų jų lankstyti kažkaip ir galėčiau nešioti visus pagrindinius savo dokumentus. Tai, žodžiu, man rodos, kad aš ją pirkau iš Hemos. Jo, man rodos, Hema tai yra tokia berods skandinavų kompanija, panašiai kaip į Marks & Spenceris, jie turi viską, nuo maisto iki patalynų ir panašiai. Tai joje pirkau, odinė maža piniginė, visiškai nieko neypatinga ir kainavusi gal, nežinau, 20-25 eurus. Tai tokia mano piniginė. Toliau dalykai, be kurių neapsieina absoliučiai jokia tikriausiai mano rankinė, tai yra kryžiažodžiai. Ir kaip esu minėjusi savo 20 faktų, man rodos, apie mane video, kryžiažodžiai yra mano aistra, galima taip sakyti, ir aš jais stengiuosi užmušti bet kokį laiką, kuomet turiu, ar važiuodama kažkur, ar automobilyje, ar laukdama kažko, tai visą laiką nešiojuosi, visą laiką sprendžiu ir stengiuosi. Aš įsivaizduoju, kad taip aš lavinu savo smegenis. Nežinau, kiek iš tikro tie kryžiažodžiai lavina. Toliau, tušinukas, spręsti kryžiažodžius, automobilio draudimas, labai įdomus faktas. Nuo saulės akiniai, nesinešioju stambių kažkokių tai dėklų, nes tiesiog man nepatinka, kuomet rankinė labai daug sveria, tai savo akinius aš nešiojuosi tokiam paprastam akinių maišelį ir aš manau, kad visai pakanka apsaugos, aš stengiuosi tos tašės nemėtyti. Ir mano nuo saulės akiniai, net neįsivaizduoju koks modelis, žinau, kad iš Dolce & Gabbana, bet pirkti oro uoste prieš porą metų, tiesiog per išpardavimą, bet labai patogus ir verti investicijos. Aš manau, kad nuo saulės akiniai jie turi būti labai kokybiški ir tikrai labai geri ir patogus. Taip, nuo saulės akiniai. Kaip jos vadinasi? Invisible Bubble, gali tai būti. Žodžiu, gumelės, kurios yra šitiek jau apšnekėtos, tikriausiai visas internetas lūžta nuo informacijos apie jas ir visur visokiose grožio dėžutėse jos deda ir panašiai. Ir aš buvau itin skeptiška, nes man rodės, kad tai yra tiesiog labai geras PR-as ir kuo gali būti ypatinga paprasto plaukų gumutė. Bet visai neseniai, man rodos, gal prieš keletą savaičių lankiausi Prancūzijoje ir užsukau į Sephora ir tiesiog pamačiau, kad 3 tokios kainuoja 5 eurai ir galvojau, tai nėra labai didelė kaina,
pabandymui tiesiog įsitikinti, kodėl visi taip šneka apie jas. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai daiktas, kuris mane be proto nustebino, nes tai yra vienintelė gumutė, kurią aš iki šiol gyvenime naudoju, kuri išsilaiko mano plaukuose absoliučiai visą dieną. Su šita gumele, jeigu tu ją užsidedi, tai ją galėsi ištempti iš plaukų dienos pabaigoje. Tai tas mane labai nustebino, kiek jos invisible, aš nežinau, stengiuosi pirkti pagal savo plaukų spalvą, bet jie vis tiek matosi kažkiek. Ir tokią net daviau savo sesijai, nes tikrai labai nustebino ir vertas investicijos dalykas, nes tikrai patvari ir nesitampo taip ir žodžiu, ir nešiausi kiekvieną dieną ko puikiausiai. Toliau. O, šito ieškojau ir pasirodo jisai mano tašiai. Žodžiu, aš esu žmogus, kuris nagus lakuojasi tikriausiai kartą per mėnesį. Ir jeigu aš lakuojuosi, man staiga tampa kažkoks tai įkvėpimas nusilakuoti nagus, tai aš juos dažniausiai lakuojuosi arba mašinoje, arba, nežinau, kur nors laukdama kažkur panašiai. Tai, žodžiu, aš labai mėgstu kažkodėl nagų lakus nešiotis į savo rankinėje. Ir šiuo metu aš turiu Maybelline Color Show Urban Coral spalva. Tokia labai ryški pavasariška spalva. Tai man labai gražu ant trumpų nagų, ryškios spalvos tokios neoninės. Ir vadinamasis viršutinis top coatas, kuris yra absoliučiai mano mėgstamiausias. Aš jo esu jau sunaudojus, nežinau, 3-4 minimum buteliukus. Ir jis yra iš Essence ir vadinasi The Gel Top Coat. Taip ir vadinasi tikriausiai. Jis kainuoja iš viso, aš nežinau, gal maksimum 3,5 euro, maksimum 3 kažkur eurus. Bet šitas viršutinis sluoksnis, tai jisai yra man asmeniškai, jis yra geresnis už bet kokį mano naudotą nagų viršutinį sluoksnį. Guma, irgi nei vienos tašės neturiu be kramtomosios gumos ir man labai svarbu yra gaivus burnos kvapas, ypač jeigu kažką valgai, aš mėgstu valgyti, tai žodžiu, mėgstu ir gumą valgyti. Taip, kitame skyrelyje mes turime rankų kremą. Šis rankų kremas yra iš L'Occitane ir jisai yra, aš dabar žiūriu, su kuo jis yra, su Verven, man rodos, toks labai gaivaus kvapo. Aš labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jį subaiginėju, taip labai jisai skaniai kvepia, kad jį subaiginėju, nes šiaip asmeniškai aš labai mėgstu itin drėkinančius, tokius riebius rankų kremus, nes mano rankos labai sausos. Tai šis manęs nesužavėjo, aš jį pirkau tiesiog, man rodos, gal oro uoste kažkur prie kasos duty free, tiesiog pagriebu, nes man jo reikėjo. Ir jeigu neturit visiškai jokių problemų, tarkim, su rankų džiūvimu ir tiesiog norit palaikyti jų kažkokį drėgnumą ir mėgstat kremus, kurie itin skaniai gaiviai citrusiniai kvepia, tai toks kremas yra puikus. Man asmeniškai pritrūko tokios drėgmės, tai aš jį tiesiog nešiojuosi rankinį, dabar pavasarį netaip sausėja rankos, tai, žodžiu, aš stengiuosi jį sunaudoti tam, kad galėčiau vėl įsigyti. Pats mano visų laikų tikriausiai mėgstamiausias, tai irgi yra iš L'Occitane. Jis vadinasi, man rodos, jis yra su sviestamedžiu. Jisai turi tokią apvalę mėlyną etiketę, tai žodžiu, tas yra idealus visiškai bet kokio sausumo rankoms. O šitas toks tiesiog sunaudot, sutept, bet nieko tikrai ypatingo. Iš Dioro, Miss Dior kvapas ir žinot, kaip būna, kai perki kažkokius produktus, grožio parduotuvės ir tau visą laiką prikrauna tų visokių mėginukų kvepalų, tai aš seniau juos išmesdavau ir mane net erzindavo, dieve vėl prideda ir taip toliau. Bet iš tikrųjų po to aš pagalvojau, kad yra labai gudrus dalykas. Aišku, jeigu tas kvapas jums patrauklus, jis nėra kažkoks ten visiškai ne į temą jūsų skoniai, tai aš tiesiog pradėjau nešiotis tuos visus mėginukus, kurių buvau prikaupus rankinėse arba striukės kišenėse, palte. Kartais net į piniginę įsimetu. Tiesiog, tarkim, jeigu kažkur būnant, kad nereikėtų nešiotis to viso kvepalų buteliuko ir kadangi aš nesu super išranki kvapui, man patinka, aš žinau, kokie man kvapai patinka, bet tai nėra taip, kad aš galiu kvepintis tik tam tikrais kvepalais ir jokiais kitais, tai aš tiesiog mėgstu, kaip sakau, visur nešiotis rankinėse, striukėse ir tiesiog esant reikalui, kada aš noriu, tarkim, pasikvepinti, išsitraukiu, pasikvepini, baigėsi, išmeti ir viskas. Nes rankinėje aš savo kvepalų nesinešioju, jie tiesiog yra per daug sunkus ir
ir tikrai neverta dėl poros įpurškimų nešioti. O tokie mėginukai yra super. Taip, toliau šitame krepšelyje, žiūrėkime, čia yra keletą špilkelių, nes aš stengiuosi plaukus nešioti surištus darbe, tai špilkų, jos gal ne špilkom vadinasi, segtukų plaukų, gal taip reikia pasakyti, turiu visur ir visada. Ir tikriausiai pažiūrėkime, čia slaptuosiuose skyriuose nieko nėra. Ne, nieko nėra, turiu vienintelį skyrių likusi, vadinamą kosmetikos skyriumi, kur aš nešiojuosi visą laiką rankų higieninį skystį. Jis yra iš Ritualas ir jis yra su mandarinu ir mėta. Ir kuo man patinka šis būtent dėl to, kad jisai yra be vandens ir be muilo. Todėl jisai visiškai nedžiovina odos. Man tas yra labai svarbu. Jis tiesiog padaro savo funkciją, rankos būna kokios švarios, gaivios, bet nesausėja, nes dažnai būna nuo įvairiausių tų higieninių losjonų rankos labai sausėja. Tai nuo šito visiškai ne, man jis labai patinka. Šiaip jis brangokas, už tokį buteliuką mokėjau 4 eurus, bet aš jo nenaudoju taip po kiekvieno prisilietimo prie ko nors, tai man visai, sakyčiau, per mėnesį aš tik truputėlį naudoju, tai jis visai ekonomiškas. Taip, toliau mano skyriuje kosmetikos yra dildė, nes nagai lūkšta pas mane kaip tėvė mūsų. Toliau, aš dar toliau. Taip, toliau aš turiu La Roche-Posay kremo mėginuką, balzamo itin sausiai odai. Sausiai odai tai vėlgi kaip ir su kvepalais, taip ir su įvairiais kremo mėginukais. Aš mėgstu juos nešiotis, bet niekada stengiuosi neeksperimentuoti tepdama ant veido vis naujo ir naujo kremo, bet tokie maži mėginukai, ypač riebių kremų, man puikiai sueina pasitepti odeles. Taip, ir toliau, man rodos, likę lūpų produktai, nes dažniausiai pas mane rankinėse tas yra lūpų produktų daug, keletą antakių produktų gal ir viskas iš kosmetikos, aš nesu mėgėja labai daug nešiotis. Ir niekada nesinešioju iš tikro kosmetinės, nes aš kažkaip neįsivaizduoju, kaip žmonės randa laiko, pavyzdžiui, ten kreminę pudrą teptis, arba ten, nebent tu planuoji, kad vakare kažkur eisi, bet šiaip aš niekada nesinešioju. Taip, iš lūpų aš turiu, aš sakau hura, nežinau kaip tariasi, lūpų balzamą, jis yra su cinamonu ir jis šiek tiek yra su spalva. Šis balzamas man labai patinka dėl to, kad jis yra natūralios sudėties ir jis labai gerai sudrėkina lūpas ir kartais būna taip, kad su lūpų balzamais tu įgauni kažkokią ligą, teptis juos kas ten pusę valandos, visą laiką traukti, nes lūpos vis labiau ir labiau džiūsta. Tai su tokiu dalyku šių problemų nėra ir labai gera, žinau, kad jų yra tikrai ir be spalvų ir labai noriu išbandyti daugiau, bet kol kas naudoju šį. Ir sakau, kadangi jis duoda šiek tiek spalvos, tai tuomet, kai nesinori jokio lūpdažio ar kažko, labai dėliai sueina. Ir toliau mano rankinėje yra lūpų pieštukas iš Benekos, kadangi aš karts nuo karto stengiuosi į savo rutiną įjungti vis kažkokią tai natūralesnę kosmetiką arba mineralinę. Tiesiog bandau po truputį ją pratintis ir labai sunku iš tikrųjų atrasti dekoratyvinę kosmetiką, natūralią gerą. Tai tiesiog karts nuo karto viską nors nusipirku. Šiuo metu įsigijau lūpom tą pieštuką. Nežinau, iš tikrųjų nėra mano favoritas, nes jis gana kietas, bet spalva tokia neutraliai oranžinė ir man visai šiaip spalva patinka, išsilaikymas irgi patinka, tik nepatinka, kad jisai gana kietai tepasi. Ir aš ant to pieštuko mėgstu tokią dieninę kombinaciją, irgi iš mineralinės kosmetikos Bella Pierre, lūpų dažą, kuris yra tokios rožinės, labai neutralios spalvos, labai maloniai tepasi. Kas liečia laikymasi, jis vadinasi Catwalk. Ir kas liečia šio lūpdažio laikymasi, tai jis tikrai nesilaiko ilgiau negu valandos, bet tiesiog dienos bėgyje karts nuo karto aš šią kombinaciją susitepu, nes labai puikiai tinka darbui ir panašiai. Ir sakau, po kol kas aš esu ieškojimuose kažkokios natūralesnės kosmetikos, tai nepasakyčiau, kad tai yra mano favoritas, labai maloniai tepasi, viskas tvarkoje, bet dėl išsilaikymo tikrai ne. Ir paskutinis produktas, tai būtų iš Estės Lauder. Čia yra kelioninio dydžio lūpų dažas, bet jisai yra toks ryškios, sodrios, raudonos spalvos. Ir aš jį tiesiog nešiojuosi
Tiesiog tuo atveju, jeigu po darbo, tarkim, kažkur eičiau ir aš norėčiau kažkaip pagyvinti savo makiažą dieninį. Tai va, ir man rodos, dar patikrinsiu skyrius visus, bet man rodos, kad tai yra visas mano rankinės turinys. Iš tikrųjų tikėjausi rasti šiukšlių, bet pasirodo šią savaitę visai gerai laikausi ir šiukšlių neturiu. Tai toks yra mano rankinės turinys. Labai tikiuosi, kad iš tikrųjų iš tokio video kažką naujo sužinojot, nežinau, smalsumą patenkinot, kas man yra svarbiausia, pavyzdžiui, žiūrint tokius video, man labai smalsu, ką kitos moteris nešiuosi, tai čia yra natūralus dalykas ir tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim mano kitose video. Viso.